rekordo krepšinio kamuoliai pradėjo bumbsėti vos tik nuskambėjus starto signalui. Rekordo siekiantis akcijos dalyviai kamuolį turėjo mušinėti 5 minutes, nustoję ar pametę kamuolį galėjo būti diskvalifikuoti. Vilniečiams išdalinta daugiausiai 15 000 krepšinio kamuolių. Visiems norintiems jų nė neužteko. Nebetylis ir galiai, nebemiega ant žemės kamuoliai. Pakviestas be dvejonių sutikau būti šito smagaus rekordo siekimo dalimi. Ir aš tikiuosi, kad bendros pastangos leis mums ne tik pasiekti rekordo, bet ir parodyti, kad mes tai galim užfiksuoti pagal visus reikalavimus. Kaunas iki pat paskutinės sekundės su Vilniumi rungėsi dėl didžiausio dalyvių skaičiaus. Būtent miestas, kuriame kamuolį mušinės daugiausia žmonių, pretenduoja į atskirą Lietuvos rekordą. Kaune mušinėti kamuolį norą išreiškė per 11 000 žmonių. Būtent dėl tokio didelio dalyvių skaičius renginį teko organizuoti ne prie Žalgirio arenos, kur visi norintys nebūtų sutilpę, o prie prekybos centro. Nebetylis ir galiai, nebemiega ant žemės kamuoliai. Prie Panevėžio Cido arenos atvežtos milžiniškos dėžės su jau pripūstais krepšinio kamuoliais vos per kelias akimirkas ištirpo rekordą siekti susirinkusių sporto aistruolių rankose. Panevėžiui buvo skirti 8 000 kamuolių, tačiau maždaug apie 300 taip ir liko neišdalinti. Siekti rekordo prie arenos, kurioje žais ir Lietuvos vyrų rinktinė, susirinko ne tik vaikai, jaunimas, bet ir garbaus amžiaus panevėžiečiai. O akcijos dalyviams rengėjai žadėjo padovanoti kamuolius. Pasaulinio rekordo akcijos organizatoriams Šiauliuose didžiulis iššūkis. Vien per išankstinę registraciją siekti rekordo prie Šiaulių arenos užsiregistravo gerokai per 8 000 šiauliečių. Tuo tarpu į Šiaulius atvežta ir pripūsta tik 8 000 kamuolių. Kad šiauliečiai dėl krepšinio pasiryžę padaryti viską, įrodo ir ši skulptūra pastatyta prie Šiaulių arenos šiauliečio entuziasto dizainerio Viliaus Purono. Pasak autoriaus, žmogus su kamuoliu simbolizuoja 5-ąjį krepšinio kėlinį. Klaipėdiečiai, kaip ir visų miestų gyventojai, triukšmingai pasitinka Europos čempionatą. Deja, kamuolio mušinėjimo rekordo jie siekia vangiausiai. Į aikštę prie arenos susirinko vos 5 000 gyventojų. Šiandien kamuolio mušinėjimo Lietuvos bei pasaulio rekordo buvo siekiama ne tik prie krepšinio arenų. Prie šio rekordo siekimo nusprendė prisidėti ir kone 1000 Alytaus pataisos namų nuteistųjų. Pripratusiems prie gan monotoniško gyvenimo vyrams tai buvo didelė šventė. Andžela, būk mano žmona, aš noriu už tave tikėti, kad tu už manim tikėtum. Ačiū tau vis.